Sakoma, daikto vertė yra tokia, kokią kažkas yra pasiryžęs už jį mokėti. Dėl to šiandieninio epizodo tema mane šiek tiek gąsdina, nes šiandien aptarsime brangiausius daiktus ar objektus pasaulyje. Na, nejaugi yra žmonių, kurie tai perka. – 2022 buvo parduotas brangiausias automobilis pasaulyje. Tai itin retas Mercedes-Benz lenktyninis modelis 300 SLR Uhlenhaut Coupe. 1955 pagamintą automobilį nupirko britų kolekcionierius ir jų prekeivis Simonas Kitstonas. Jį nupirko neįvardytam privačiam klientui. Tokių modelių buvo pagaminti tik 2. Abu jie iki tol priklausė Mercedes-Benz ir puikavosi jų muziejuje. Privačiam klientui šis automobilis kainavo net 135 milijonus eurų. 3 litrų variklio modelis kadaise galėdavo išvystyti 290 km/h greitį. Kompanija pinigus paaukojo aplinkosaugos mokslų stipendijų fondui. Brangiausiai įžymybių nuotrauka buvo parduota 2008-aisiais. Ją nupirko People ir Hello žurnalai. Joje pasaulis pirmą kartą išvydo Angelinos Jolie ir Bredo Pitto vaikus, dvynius Vivienne ir Knoxą. Ta nuotrauka žurnalams kainavo 15 milijonų JAV dolerių. Brangiausias svetainės domenas istorijoje buvo parduotas 2019. Adresas voice.com vienai blockchain socialinio tinklo kompanijai Block One kainavo 30 milijonų JAV dolerių. Tuo adresu buvo įkurta NFT skaitmeninio turto platforma. Pati brangiausia nuotrauka istorijoje buvo padaryta 1924. Joje nufotografuota nuogos moters nugara, ant kurios nupieštos 2 smuiko skylės. Privatus pirkėjas šią nuotrauką, kurios pavadinimas Le Vieux London 2022 nupirko už 12,4 milijonus JAV dolerių. Ši tuo metu inovatyvaus stiliaus nuotrauka tapo reikšmingu surrealistinio judėjimo kūriniu. Jame autorius Man Ray pavaizdavo moters kūną kaip tobulą instrumentą. Brangiausias pasaulio statinys arba labiau jo komplekso plėtros projektas yra didžioji Mekos mečetė. 2011 Saudi Arabijos karalius Abdullah paskelbė 5 dalių projektą, kuriuo pasiryžo didžiuliam jau dabar įspūdingo dydžio ir architektūros maldos namų išplėtimui. 1,5 milijono kvadratinių metrų priestatams pasitelkta daugiau nei 1,5 milijono darbuotojų. Ir viskas už daugiau nei 100 milijardų eurų. 2015 karalius Salmanas paskelbė 3-ąją statybų fazę, per kurios pirmus metus ten mirė bent 111 žmonių. Daugiau informacijos apie mirtis oficialiai neskelbiama. Statybos tęsiasi iki šiol, kadangi pandemija jų planus sujaukė, darbų pabaigos data nėra numatyta. Brangiausias pasaulio filatelijos daiktas buvo pašto ženklas, išleistas 1847. Tuometinėje Britų kolonijoje Mauricijuje išleistas 1 cento raudonas pašto ženklas yra kone rečiausias iš visų. Na, turbūt dėl to 2021 šis pašto ženklas, užklijuotas ant gubernatoriaus žmonos laiško, buvo parduotas už daugiau nei 11 milijonų eurų. Turbūt nei jūs, nei aš tokių dalykų neįpirktume, bet bent jau pradžiai galiu jums pasiūlyti 20 eurų. Nemokamai atsisiųsk šio epizodo rėmėjo Revolut programėlę iš apraše pateiktos nuorodos ir gauk 20 eurų. Turbūt, kaip ir daugelis žinote, Revolut yra labai patogi bankininkystė. Aš ir pats jos privalumais pradėjau naudotis visai neseniai. Na, šiek tiek atsibodo visiems atsakinėti, kad jo neturiu. Nes po kiekvieno atsiskaitimo restorane, norint su draugais pasidalinti sąskaitą ir pasakius, kad neturiu Revoluto, jie garsiai ir net piktai atsidūsdavo. Dabar viskas daug paprasčiau, mat su šia programėle ypatingai lengva ir greita pervedinėti lėšas, tiek iš kitų žmonių, tiek iš savo kitų sąskaitų.
Man taip pat patinka, kad Revolut gali pasirinkti savo kortelės dizainą ir mėgautis visokiausiamis kitomis privilegijomis. Štai pavyzdžiui, aš turiu šią metalinę kortelę. Su ja gaunu visokiausių kelionių nuolaidų, lojalumo taškų lengvatų ir valiutų keitimo privalumų. Taip pat man labai patinka, kad galiu gauti vienkartinės kortelės duomenis vienam atsiskaitimui. Tai net ir kažkam pavogus mano duomenis, mano kortelę niekas pasinaudoti jau nebegalės. O man jau taip yra buvę, kai suvedus kortelės duomenis kažkas ją ištuštino pirkiniais. Tai teko ilgai aiškintis, kol tuos pinigus atgavau. Tai toks dalykas kaip Revoluto vienkartinė kortelė būtų tikrai pravertęs. Taigi kviečiu nelaukti ir pagaliau užsiregistruoti, nes tai ateities bankininkystė, kurios saugiais privalumais turėtų turėti galimybę naudotis kiekvienas. Ačiū, kad išklausėte, o dabar grįžtame į epizodą. O štai brangiausia pasaulio moneta niekada nebuvo išleista ir žmonių rankų nepasiekė. 1933 Jungtinėse valstijose buvo nukalta 445 tūkstančiai auksinių $20 monetų. Tačiau tai buvo didžiosios depresijos laikai, todėl tokia moneta buvo atšaukta ir įsakyta išlydyti. Iš 90% aukso ir 10% vario pagamintos monetos buvo atiduotos išlydyti. Buvo pasakyta išsaugoti tik 2, tačiau paslapčia buvo pavogta dar apie 20. Darbuotojai veikiausiai norėjo užsidirbti palikdami jas kolekcionieriams. Tačiau 9 iš tų monetų buvo surastos ir išlydytos, todėl iš viso pasaulyje liko tik 13 tokių monetų. Ir dabar tik viena priklauso privačiam asmeniui, 2 minėtosios eksponuojamos nacionalinėje monetų kalykloje. 10 kitų buvo rastos ir atiduotos saugoti į Jungtinių valstijų iždo departamentą. Toji vienintelė moneta buvo parduota 2021, nes skelbiamas aukciono dalyvis ją nupirko už 18,9 milijonus JAV dolerių. Brangiausia pasaulio statula buvo parduota 2015. Už šį bronzinį kūrinį pavadinimu L'Homme au Droit vyras su pirštu kažkas sumokėjo 126 milijonus eurų. 1,80 cm skulptūra 1947 buvo sukurta kolekcionierių ir menininkų gerbiamo ir geidžiamo skulptoriaus Alberto Giacometti. Brangiausias pasaulio laikrodis buvo parduotas 2019 Ženevos labdaros aukcione, skirtame vaikams. Šis laikrodis buvo pagamintas 175-ojo kompanijos Patek Philippe jubiliejaus proga. Itin komplikuoto mechanizmo vienetinis šedevras, nepaisant to, kad mažmeninė kaina jam buvo nustatyta kiek daugiau nei 2 milijonai eurų, buvo parduotas už 14 kartų brangiau, už kiek daugiau nei 28 milijonus eurų. Brangiausią pasaulio paveikslą nutapė legendinis Leonardo da Vincis. 16 amžiaus pradžioje nutapytas kūrinys pavadinimu Salvador Mundi 2017 aukcione buvo nupirktas už 450 milijonų JAV dolerių. Jį karūnuotam princui Mohamedui bin Salmanui nupirko kitas Saudi Arabijos princas. Paveiksle atvaizduojamas Jėzus Kristus, aprengtas mėlyna renesanso laikotarpio suknele. Brangiausią pasaulio motorinę jachtą nupirko už 4,8 milijardus dolerių. Turtingiausio Malaizijos verslininko nupirktas 30 metrų laivas pavadinimu History Supreme jo rankose atsidūrė 2011. Ši jachta buvo sukurta kaip meninis architektūrinis kūrinys, kuriam statant neva buvo panaudota apie 100 tonų tauriųjų metalų, įvairiausių brangakmenių ir egzotinių iškasenų, kaip pavyzdžiui tiranozauro rekso kaulų. Nors šiuos teiginius nemažai žmonių vertina skeptiškai. Sunku patikėti, bet brangiausias pasaulio privatus namas stovi milijardierių gatvėje Mumbajuje, Indijoje. Jis priklauso milijardieriui Mukešui Ambani ir jo šeimai. 27 aukštų ir 173 metrų aukščio pastate yra 6000 kvadratinių metrų ploto patalpos.
Šis pastatas suprojektuotas atlaikyti 8 balų žemės drebėjimą. Jame žinoma yra ne tik miegamieji, svetainės ir tualetai. Čia yra didžiulė pokylių salė, 168 vietų garažas, 50 vietų teatras, 9 liftai, prabangios terasos, spa, baseinas, sveikatingumo centras, šventykla ir sniego kambarys, iš kurio sienų panorėjus pradeda kristi snaigės. Šis pastatas buvo pavadintas pagal ispanų pasakoje aprašomą salą Atlanto vandenyne – Antilija. 2010 baigtas statyti namas kainavo 2 milijardus JAV dolerių. Dabar jo vertė buvo įvertinta 4,6 milijardais. Nors dauguma straipsnių jums pasakys, kad brangiausias pasaulio lėktuvas yra pagal užsakymą perdarytas Airbus A380, tai nėra tiesa. Tai tebuvo Saudi Arabijos princo Al-Walilo bin Talalo noras, pavadinimu skraidantys rūmai. Jie jam turėjo kainuoti apie 500 milijonų dolerių. Čia turėjo būti koncertų salė, vonios, maldos kambariai ir panašiai, tačiau toks lėktuvas niekada nebuvo sukurtas. Brangiausias lėktuvas pasaulyje šiuo metu yra Boeingas 747-8 VIP. Jam buvo suteikta Dreamlinerio pravardė. Sapnų laineris naudojamas svarbių ir turtingų žmonių transportacijai. Pranešama, kad jo vertė siekia apie 400 milijonų dolerių, o jis priklauso ne vienam, o keletui anoniminių milijardierių. Lėktuve esti viskas, ko reikia patogiam skrydžiui ir produktyviam darbui. 444 kvadratinių metrų ploto lėktuvo viduje yra ofisai, darbo kambariai, miegamieji ir didelė svetainė. Brangiausias telefonas pasaulyje buvo iPhone 6, bet ne bet koks, o su rožiniu deimantu. Jį nusipirko jau prieš tai minėto Mukešo Ambani žmona Nita. Iš 24 karatų aukso padarytas telefonas jai kainavo 48,5 milijonų JAV dolerių. Na, juk reikėjo su kažko fotografuoti brangiausią pasaulyje namą. Brangiausia pasaulio gėlė yra pavadinimu Džiuljetos rožė. Tai ypatinga rožės rūšis su unikaliu žydėjimo būdu. Ja botanikas vardu Deivisas Austinas augino 15 metų. Pats auginimo procesas pareikalavo apie 3 milijonų svarų sterlingų. Praeitais metais buvo parduoti brangiausi automobilio registracijos numeriai. Viename labdaringame aukcione Dubajaus Jungtinių Arabų Emiratų numerio versija su skaičiu P7 buvo nupirkta anonimo. Jis paklojo net 55 milijonus dirhamų, tai yra apie 14 milijonų eurų. Viskas į labdaros fondą, padėsianti pamaitinti skurstančiuosius. Tačiau prieš tai geidžiamiausias Dubajaus automobilio numeris 1 buvo parduotas vienam Jungtinių Emiratų verslininkui už kiek mažiau – 13 milijonų eurų. Brangiausia parduota knyga istorijoje kainavo beveik 31 milijoną JAV dolerių. Tai Leonardo da Vinčio užrašų rinkinys, kuris buvo pavadintas Leisterio kodeksu. Ten sudėti ranka surašyti išminčiaus moksliniai samprotavimai, pastebėjimai ir teorijos. 1994 ją nupirko vienas turtingiausių pasaulio žmonių – Billas Gatesas. Dabar knygos vertė turbūt išaugo kelis kartus. Brangiausią pasaulio šunį 2011 nusipirko neskelbiamas Kinijos multimilijonierius ir anglikasybos magnatas. Jis už šį Tibeto mastifą paklojo 1,5 milijono JAV dolerių. 80 kg 11 mėnesių šuneliui buvo duotas Didžiojo Purslo vardas. Į jo tokią kainą susidėjo veislės retumas, neįprastas šuns dydis, ypatingo egzemplioriaus šuns genai ir aktyvus Didžiojo Purslo marketingas milijonieriams, tarp kurių pirkėjas galėjo pasikelti prestižą ir pasirodyti esąs išskirtinis. Nors apie tai neskelbta, manoma, kad po tiek metų veikiausiai šunelio jau nebėra. Brangiausia parkingo vieta pasaulyje buvo nupirkta Honkongo miesto centre, vienoje iš labiausiai perkrautų miesto taškų, apsuptų verslo kompleksų ir prabangių namų. Ji kažkam kainavo apie 1,2 milijonus eurų.
Brangiausias pasaulio bučinys buvo parduotas 2003-aisiais. Labdaringame aukcione savo bučinį pardavė aktorė Sharon Stone. Ji laimėjo $50 000 statymas, kurį atliko amerikietė Johnny Rim. Labdaringame aukcione buvo renkamos lėšos nupirkti vakarienę živ ir AIDS sergantiems žmonėms. Ačiū, kad žiūrėjote. Komentaruose pasidalinkite, kokį keistą dalyką nusipirktumėte, jei turėtumėte begalės pinigų. Gal irgi bučinį iš jums patinkančios žvaigždės. Iki kito karto.